Kuriam pirtį. Laidą Kuriam pirtį remia Elucida – pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir e-pirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį. Sveiki, mėly klausytojai. Šiandieną laidoje Kuriam pirtį studijoje mūsų Audra Staškevičienė. Jis labai gražiai prisistatė, kai aš paprašiau trumpai apie save. Lietuvių filologijos magistrė, profesionali pirties meistrė, masažuotoja, Perkūnijos pirties mokyklos vadovė, dainų ir eilių kūrėja, mama ir žmona. Aš nuo savęs pridėsiu ir mano pirčiulė. Ir aišku, nebejoju, kad galima daugiau regalių surasti jos veikloje pirtiniai, bet kol ką apsiribosim tom, ką aš išvardėjau. Taigi, Audra, mūsų šiandien pokalbio tema yra garso muzikos terapija ir pirtis. Rodos tokias pakankamai tolimas temas viena nuo kitos, bet jos pakankamai glaudžiai susijęs mūsų pirtiniai veikloj. Ir gal pradėsim nuo tokių tradicinių klausimų, paskui taip švelniai pereisim prie muzikos, gerai? Tai va, tradicinis klausimas, kaip tavo gyvenime atsirado pirtis? Kaip tai susižavėjai, ar ten tave kažkas taip pritraukė į pirtį? Kaip tas viskas įvyko? Tai sveiki, mėly klausytojai. Pirtis atsirado mano gyvenime. Iš pradžių galvojau, kad netyčia, bet kuo toliau gyvenu, kuo labiau pasineriu į tą pirties pasaulį, tai suprantu, kad tikrai tyčia ir tikrai aš turėjau čia atsidurti, nes tai be galo įdomus kelias. O atsiradau, tai pradžioje tiesiog tai buvo kaip hobis, mes su šeima ir su draugais eidavom į pirtelę ir kaip mokėjom, tai pirtinomės, praleisdavom. Kiek laiko tai atgal buvo? Tai buvo jau dabar tikrai kokia 15-16 metų gal atgal. Pakankamai daug. Taip, pakankamai daug. Gerai, o kada pirtis jau po truputį pradėjo tapti tavo gyvenimo būdu? Vis dėlto jinai nebuvo taip, laba diena, aš iš karto ten jau pasišvenčiau ir jau pradėjau būti profesionali pirtininkė. Tai vis dėlto pakankamai turėjo būti ilgas etapas. Tai va, ir ten bebūnant toj pirty, vienas iš mūsų tos kompanijos draugų rado, kad yra pirties mokymai ir pasiūlė nueiti į tos mokymus. Mano draugas iš mūsų kompanijos, dabar mūsų kaimynas, geras šeimos draugas Remigijus, sako, radau tokia, kad yra pirties akademija ir gal norėtum sudalyvauti tuose kursuose. Tai sakau, aišku, kad noriu. Nuo to viskas prasidėjo. Va, ir nuo to prasidėjo. Supratau. Tais laikais jo, tuo metu, ko gero, alternatyvų nelabai ir buvo. Čia prieš 15 metų aš pats tą akademiją lankiau. Visi čia mes, ko gero, tos kartos pirtininkai lankėm tą akademiją. Bet ar yra dar kokia nors pagrindinė priežastis, dėl kurios tu pasirinkai būtent pirtinį gyvenimą? Vienintelė, kurią tu vieną gali priežastį išskirti iš visų kitų? Turbūt atrauka, kai aš pabandžiau, kai pabuvau toj pirty, kai pajaučiau tą malonumą, tą gėrį, tą mistiką, paslaptį pirties, va tai mane patraukė. Žiūrėk, galime išgirsti visokiausių nuomonę apie tai, kad reikalinga muzika pirtyje, ten garsai pirtyje. Vieni ją naudoja, kiti ne. Pavyzdžiui, turim puikų mūsų pažįstamą Klimą Robertą, kuris Angelai ir Demontai pirtelėje savo, jis pakankamai tranki tokia muzika. Yra tyli muzika, aš pats ją naudoju, tokia foninė muzika, relakso tipo kartu su gamtos garsais. Yra tie, kurie grinai užtylę, kaip mūsų yra rasiukas, jo. Tenais net kalbėti, gal nelabai jisai toleruoja. Tavo nuomonė. Na, aš pati kaip užleisti muzikos klausytis pirtyje, tai labai retai naudoju, nebent turiu tam tikrą temą, kažkokią tikrai jau idėją ir tada užleidžiu. Bet man muzika atsirado, kažkaip patraukė mane dainavimas, dainos. Kai susirenka žmonės į pirmą garą ir labai dažnai būna, kad toks šurmulys, kažkas kažko klausia, dar negali niekaip atsipalaiduoti. Ir kiekvienas pirtininkas stengiasi rasti tą būdą, kaip nuraminti tos žmonės, kurie yra pirtyje. Ir aš kažkaip intuityviai pradėjau niūniuoti, dainuoti ir kai tu dainuoji, tai jau kažkaip negražu įsiterpti į tą dainavimą ir tada staiga visi gražiai labai nutyla ir klausosi, kas čia vyksta. Ir pastebėjau, kad va, tas dainavimas ir labai visus atpalaiduoja, nuramina ir labai puikiai tokia va, terapijos atsipalaidavimo priemonė. Gerai, viskas. Prieš apie pirtyje, kad tu pradėjai niūniuoti, pradėjai dainuoti, o prieš pirtyje savo tą veiklą tu irgi buvai dainininkė? Ar čia tiesiog gavosi gyvenimas privertė? Aš pati nesu lankius nei muzikos mokyklos, nei kažkokių ten muzikos mokslų pabaigus, tai atėjo kažkaip natūraliai, savaime. Galbūt tai yra tas genas, kuris mano giminėje yra, nes mūsų giminėje yra labai daug dainingų žmonių muzikalių.
Ir mes, kai susirenkam į šventes giminės, per Kalėdas, per Velykas, apie 40 žmonių mūsų giminiai. Ir beveik visi yra muzikalūs, dainuojantis, grojantis. Tai aš kaip ir tos muzikos mokyklos nelankiau, bet matyt tą dovaną turiu. Bet pas save balsas labai, labai geras. Aš mielai klausausi per mūsų renginius, dainuoju per domuosius, visokius dainavimas. Bet vat yra kokie nors artimi tau garsai, ar ten muzikos tipai, būdai? Šiaip mano tas skonis pakankamai įvairus yra, aš galiu klausyti įvairios tos muzikos, bet viena iš tokių, kuri man labai patinka, tai yra ta gili muzika, mūsų senovinė muzika. Liaudies muzika, sutartinės, kur ypatingai gilus yra tas atsineštas iš senų laikų tas garsas. Pirmykščiai tie garsai, tie muzikos instrumentai visi senieji, tokie kaip būgnas, kaip dambrelis, kaip kanklės, tie visi senoviniai instrumentai, man jie patinka. Bet neneigiu lygiai taip pat kaip ir visai tokių šiuolaikiškos tos muzikos ir gali būti ir klasikinės, ir įvairių stilių gali būti ta muzika. Bet ar klasikinė muzika tinka pirčiai? Nesu ko gero bandžiusi vesti pirties su klasikinė muzika, bet manau, kad mes esam padarę per vieną pirties dieną, gal jūs irgi pamenat, su Robertu Gruzinsku. Buvo surinktas toksai muzikos garso takelis iš keleto klasikos kūrinių ir pagal tai mes darėm šokį su vantom ant žmogaus, tokį vanojimą pagal muziką. Tai tada buvo su klasika. O šiaip, klasikinė muzika, irgi labai. Man teko čia dalyvauti pirtyje vienoje, kur ten buvo, žinai, visas fonas buvo klasikinė muzika. Dabar neatsiminsiu, kas ten buvo, žinai, klasika, ten fortepijonas, orkestras su fortepijonu, bet toks tyliai, negarsiai, tokia pakankamai foninė, bet labai fainai, man patiko. Aš negaliu pasakyti, kad man, sakyčiau, kad čia būtų svetima nuo pirties. Ne, aš taip negaliu pasakyti. O gerai, dabar kokia garso terapijos nauda? Pirtyje tu naudoji, patininuoji, dainuoji, galbūt kažkas ir fonė, bet nauda iš garso terapijos. Aš manau, kad pati svarbiausia nauda tai yra tai, kad žmonės nurimsta ir atsipalaiduoja. Kada išgirsta tos garsus, aišku, priklauso, ką tu dainuoji, ar ten kokią tą muziką leidi, bet vis tiek mes pirtyje daugiau leidžiam tokią ramią, atpalaiduojančią muziką. Ir tai padeda žmonėm labiau atsipalaiduoti, nes ne visi gali išbūti tyloje iš karto. Kai kurie yra pripratę, kad būtų kažkoks fonas ir jiem, kada skamba kažkokia melodija, muzika, tai jiems yra geriau. Tai manau, kad tas atsipalaidavimas, o šiaip jeigu žiūrėti giliau, kas veda garso terapijų sesiją su įvairiais instrumentais, ten su dainavimais, su garsu, tai čia yra labai gilus gydantis poveikis tiek fiziniam kūnui, tiek mūsų sielai, viskam, kaip sakoma. Jeigu yra kažkokie blokai mūsų kūne, tai garsas, kadangi tai yra vibracija, jisai pereina per erdvę, pereina per tą žmogų ir jeigu yra kažkoks tai trikdis, tai tas garsas išjudina tuos energinius blokus. Tai taip mes galim ir žmogų gydyti. Ir priklausomai, aišku, nuo to tembro, nuo melodijos, nuo to, kokį instrumentą pasirenkam, nuo to, kokią tą dainą dainuosim ar kažkokią tai nuo to ir priklausys ir mūsų nuotaika. Žiūrėkit, jeigu mes užleidžiam linksmą, iš karto nuotaika pakyla. Taip, mūsų Robertas tenais, jisai, ir pirties pavadinimas Angelai ir Demonas, ta pati muzika atitinkanti būtent šitą pavadinimą. Ten ir tranku, ir garsai, ir griustiniai, ten labai fainai, man ten patinka pasibūti. Taip pats, aišku, nuostabus žmogus jisai. Taip, tą žinant galima ir derinti, ko tu nori. Ar tu nori labiau pradžiuginti, kažkaip pagyvinti tą tonusą tokį sukelt, ar nori kaip tik, kad nurimtų žmonės, atsipalaiduotų. Ar kažkokias, tarkim, jeigu kartais aš darau tokios būgnus, tokia jau, kad išneštų tokią pirtį, tai užleidi tokią gan intensyvę muziką, kad paleistų žmonės emocijas, kas ten viduj susikaupia, nes čia irgi pastebėjau, kad pirtis yra tokia saugi vieta žmonėm, kurie yra saugus, gali atsipalaiduoti ir gali paleisti, kas viduj ten susikaupia, visokie stresai, įtampos, viskas. Ir tu profesionali pirtininkė, naudoji muziką, naudoji dainą savo veikloj. Pradediems pirtininkams arba tiems mėgėjams, ką tu galėtum patarti su muzika? Dėl muzikos. Dėl muzikos čia kiekvieno skonis, aišku, yra skirtingas, bet, tarkim, galima būtų užleisti kokią miško muziką, kur paukšteliai, kur miško garsai natūralūs. Kažką tai tokio, kad tokia turėtų būti neutrali
Lengva, atpalaiduojanti melodija, ar tai kažkokie pianino garsai, ar kažkokia tai, kas žmonėm patinka, kad nesukeltų kažkokių neigiamų emocijų žmonėm. Kad tai būtų paprasta, ramu ir gera, kad žmonės pasijaustų saugiai ir galėtų nurimti. Aišku. Žiūrėk, dabar tu kada pradėjai naudoti, vat kiek metų atgal tas garso terapija pas tave pirtyje atsirado? Garso terapija, dabar taip metais tikrai neatsakysiu, bet vienoj pirty, kada vedžiau, aš pradėjau dainuoti ir buvo toksai bioenergetikas pirtyje. Aš nežinojau apie tai ir per tą pirmo garo ritualą aš padainavau ir po to mes, kai išėjom iš garinės, jisai, žmogus, kuris jaučiantis daugiau tas visas energijas, jisai sako, kai tu uždainavai, tai viskas išsivalė pirtyje, visa pirties erdvė išsivalė. Ir jisai man tada pasiūlė pasiieškoti daugiau senesnių, vat būtent archaiškų sutartinių, nes jisai tada taip pat sakė, kad kuo senesnės dainos, tuo jos gilesnė turi galią ir tą didesnį poveikį turi. Tai va taip ir prasidėjo, aš tada nuėjau pas Lauritą Peleniūtę į sutartinių kursą ir klausiausi, susirinkau liaudies dainas, kurios man patiko, Rasa Sera ir ten kitų autorių. Liaudies dainom, bet tu ir pati kuri dainas. Taip. Kuri dainas ir apie ką tos dainos ten pas tave sukurtos, tavas. Tai va, ir po truputėlį ten bedainuojant tas kitas dainas atsirado ir mano pačios, tai kažkokios melodijos, tai pirty ten ar darai kažkokį vanojimą, ar šveitimą, ar šiaip tiesiog va, per pirmą garą ten pradedi niūniuoti, dainuoti ir būtent pirtyje labai daug ir atėjo man tų melodijų, tų dainų. Bet čia su žodžiais ar niūniavimas? Būna labai įvairiai. Pradžiai gali būti toksai kaip niūniavimas atsiranda, kažkokia melodija ir man dar būdavo taip, kad aš dainuoju ir žodžius kažkokius tiesiog neaiškius netgi dainuoju, kažkokios neaiškios kalbos nepažįstamos būna tie žodžiai ir aš tiesiog juos dainuoju. O po to aš telefonu įsirašau į diktofoną tai, kas man atėjo ir būna taip, kad susiguli, dar kartą perklausau ir tada sukuriu lietuviškus žodžius, pritaikau pagal tą melodiją. Atšlifuoji. Taip, tai tada va taip ir gimsta tos dainos. O kiek jūs susijusi su pirtimis? Va tavo dainuose žodžiai susiję su pirtimis? Labai daug. Praktiškai didžioji dalis dainų, čia aš nežinau, ar čia sakyti galima būtų, kad tai yra tas unikalumas mano, bet man atrodo, galima, mano laidose galima man atrodo, kad tikrai vat, tos dainos unikalios ir yra tuo, kad jos labai daug apie pirtį, apie pirties procesus, apie tą gylį pirties, apie medžius, apie stichijas, apie mūsų kraštą žemę. Tai vat, žodžiu. O kur galima surasti tavo dainas? Mano dainas galima dabar... Klausytojai garantuotai rašys, kur galima surasti, taip gražiai kalba, kur galima surasti. Taip, galima surasti YouTube kanale, vadinasi Perkūnija, ir taip pat Spotify irgi Perkūnija. Taip, sudėta. Kodinis žodis Perkūnija. Visi, kurie klausosi šios laidos, kodinis žodis Perkūnija. Gerai, yra tokia labai daina, kuri man labai patinka, daina Ugnis ir vanduo. Klausytojai gal ne visi žino, dauguma ko gero nežino, apie ką jį. Aišku, tai yra daina apie pirtį, kur susitinka stichijos, nes pirtis tai yra ir karštis, tai yra ir vanduo, kada mes įsikaitinam gerai, po to einam į vandenį, nusiplaunam, bet čia yra truputėlį dar ir giliau, ta ugnis ir vanduo yra apie mūsų vidinę ugnį, apie mūsų vidinį vandenį ir šita daina yra būtent apie tai, kada būna žmogui sunku, kada būna tokie, kaip sakau, kritiniai gyvenimo momentai, įvyksta tokia gili transformacija, kai tau reikia kažką paleisti, kažką sudeginti, vat vienas etapas pasibaigė ir tau reikia pereiti į kitą, tai vat šita daina yra apie tai, kad tegul sudega viskas, kas turi sudegti ir tegul išteka viskas, kam reikia jau. Ir tam kodiniam žodį Perkūnija jinai yra šita daina, yra? Taip, taip yra. Gerai, pas tave dabar yra kur nors ant lentynėlės padėta šlifavimai dainas? Yra. Yra? Kiek? Kiek čia mūsų laukia dabar ateityje dabar tų gražių melodijų? Diktofone aš turiu daug tų melodijų, kai kurios virsta dainom, kai kurios nevirsta, tai vat žiūrėsim. Žiūrėti. Tiek daug regalio šiandien pradžioj tau išvardinau. Ką dar planuoji nuveikti pirties pasaulyje? Perkūnijos mokykla, rodos, jau turi savo mokyklą, turi jau... Aš kiek žinau, tu beveik viską paskai, ką įmanoma pasiekti pirties pasaulyje, bet vis tiek yra kokie planai?
Planai visada yra ir jie ateina etapas po etapo. Šiuo metu tai, kas man įdomu, tai yra nerti į tą gylį pirties, į augalus, į žolynus, į tas jų magiškas galias pasigilinti daugiau ir nedrįsčiau taip teigti, bet norėčiau kažkada būti ta gyduolė žolininkė, kuri daugiau jaučia, daugiau gali žmogui padėti per pirtį. Aš kažkada va taip save įsivaizdavau, kad būsiu tokia žila senelė, kuri Nelabai aš tavęs įsivaizduoju žilą senelę. kuri turi daug žolelių, daug tepalėlių, daug visokių va tų dalykų ir kada žmogus ateina į pirtį, tiesiog jam va, per pirties dalykus padeda. Ar turi kokį grandiozinį planą? Vat savo gyvenimą grandiozinį planą. Kažką tokio, vat šitą pasieksiu ir būsiu viską pasiekus. Nu, tokio kaip grandiozinio gal neturiu, bet esmė turbūt, kiek aš save bandžiau pažinti per įvairias, per astrologijas, numerologijas, per human design sistemas, visas, kas aš tokia esu ir ką aš čia turėčiau nuveikti tam gyvenime. Tai pagrindinė mano užduotis rasti balansą tarp materijos ir tarp dvasinių dalykų, kad nebūtų toks nukrypimas, visiškai toks įskridimas kažkur tai ir kad nebūtų vien tik tai materialūs dalykai gyvenime. Tai va čia ir yra, manau, kad tokia gana nelengva užduotis taip išbalansuoti. Tikrai nelengva. Žiūrėk, muzika, mano manimu, yra susijusi su pirties ritualais. Su kokiais pirties ritualais tavo manimu susijusi muzika? Muzika tai susijusi apskritai su bet kuriuo gali būti pirties ritualu susijusi. Man tai yra, čia priklauso nuo kiekvieno pirtininko, ką jisai nori toj pirty padaryti, koks yra tas tikslas tos pirties ir ko jisai siekia toj pirty. Tai ta muzika visada gali eiti kartu su tuo pirties ritualu. Gerai. O kokį ritualą tu parekomenduotum visiems? Vat visiems pirties mėgėjams, mylėtojams, koks ritualas tavo manymu yra labiausiai tinkamas plačiausiai? Nemanau, kad yra ritualas tinkamas visiems. Gerai, didžiai daliai. Aš manau, kad apskritai visiems tai palinkėčiau bent kartą išbandyti ateiti į tokią pirtį, kurią veda pirtininkas. Meistras, profesionalas, kuris išmano, kas yra ta pirtis ir kurisai tikrai pasistengs, kad jūs toj pirtyje sveikatą pataisytumėt, o nesugadintumėt. Mėly klausykite, žinokit, jeigu jūs arba jūsų draugai sako, kad nemėgstat pirties, ateikite gerą pirtį į Perkūniją su geru profesionaliu pirtininku ir tikrai pamilsit pirtį. Aš šitą jums garantuoju, kadangi aš pats esu išbandęs, tai galiu tikrai pasakyti, kad tai yra labai gerai. Gerai, kokią tu didžiausią pirties naudą jauti, tavo manimu duoda žmogui? Man asmeniškai labai didelis vidinis išsilaisvinimas buvo per pirtį. Priėmimas savęs, priėmimas nesigėdėjimas savo kūno, toks koks tu esi. Labai toksai praplėtimas savo vidinių galimybių, kad ir atsistoti ir kalbėti prieš žmonių grupę susirinkus, ar ne? Tai man pradžiai buvo iššūkis vesti tą pirties ritualą. Pačiam fiziniam kūnui labai imuniteto sustiprinimas, atsipalaidavimas, toksai, kaip sakyt, paleidimas visko. Ir aš dabar, pavyzdžiui, ką labai mėgstu, kada būna žmonės jau išvažiuoja iš pirties, o dar lieka to šilumos, kaip sakau, to garo pirtyje. Aš mėgstu ir viena nueiti į tą pirtį, pasiimti vantą ir pabūti taip, kaip man reikia. Tai man tai yra toks labai gilus apsivalymo įrankis, priemonė, kur padeda viską paleist, atsipalaiduot ir tada jauti, kur tau reikia, kaip tau reikia su ta vanta, kažkur stipriau pavanot, kažkur gal nutrinimą padaryt, nusipraust. Tai aš būna kartais, kad jeigu emocijų susikaupia daug, kadangi, žinot, moterys yra emocionalios, visko prikaupia. Vyrai pas mus yra pakankamai emocionalūs. Tai aš ten, ir pasikalbu, išsikalbu ir, žodžiu, visaip. Tai man ta pirtis labai labai daug davė naudos. Čia toks provokacinis, galbūt labiau klausimas bus vienas. Kokią nors įdomią istoriją, ar nutikimą pirtyje gali dabar, kuris labiausiai tau įsiminė? Dabar taip. Tokį, netikėtą. Dabar taip greitai gal nepasakysiu, bet, tarkim, kad ir su tuo pačiu bioenergetiku mane tai truputėlį išmušė iš vėžių. Kada tu vedi pirtį, tiesiog aš neskirstau žmonių kažkaip tai pagal ką nors, visi yra vienodi.
Ir po to, kada prieina ir pasako, kad jaučia kažką, ten mato daugiau, tai tada aš jau sunerimau ir galvoju, tai ką jis čia mato, ką jis čia jaučia, kaip čia viskas buvo ir ten žmonių auras matuoja ir viską ir tada, tai vat man toksai buvo pačiai su savim, nu, vat susitvarkyti ir nes pradedi galvot, o ką jisai galvoja, o ką jisai čia jaučia. ir vat šitas toksai vat buvo įdomus dalykas. Gerai, kadangi laida eina į pabaigą, mieliems klausytojams primenu, kad šiandien kalbinau Perkūnijos mokyklos, Pirties mokyklos vadovę, dainų eilių kūrėją Audrą Staškevičienę. Ir ją kalbinau aš, Edmundas Pranculis, pirtininkas, Pirties renginių organizatorius ir šios šiltos, nuostabios laidos vedėjas. Ačiū Jums, kad Jūs mūsų klausėtės. Ačiū labai. Kuriam pirtį. Laidą Kuriam pirtį remia Elucida – pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir e-pirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį.